pusmetį parašiau Lietuvos fanų Arsenalo bendruomenę su tokia biški crazy mintim dėl bilietų į Arsenalo varžybas neįgaliesiems, nes turiu mamą, kuri praktiškai jau 20 metų už Arsenalą serga. Istorija tai irgi biški crazy, nes kai pradėjo Lietuvoje rodyti Premier lygą, tai visos komandos ten būdavo tą patį žaidžia, kelia kamuolį, galvą daužo ir panašiai, ir viena komanda būdavo, kur magišką futbolą žaidžia. Taip pat pradėjau sekti tą komandą ir mama žiūri, ir vienas varžybas, ir antras, ir praktiškai nuo to laiko tai varžybų nelabai ir praleidžia. Gal kelis kart yra buvę, kad aš pamiršdavau pasakyti, kad žaidžia, tai gaudavau nuo mamos velnių, sakydavo, kaip tu man čia nepasakai, susipirkus visus sporto kanalus, viską, bet niekada nebuvau stadione, aišku, net praktiškai nesvajojo. Tai tokia crazy idėja sugalvojau ir negaliu dabar patikėti, kad čia va prie stadiono stoviu, mama šalia ir eisim į varžybas. Tai žiauriai ačiū Jums. Esu labai laiminga ir tiesiog man sūnus padarė siurprizas tokį. Pasakė per gimtadienį, šiandien mano gimtadienis, ir sūnus pasakė, per gimtadienį važiuos, kažkokia siurprizas bus. Patikėkit, kai pažiūrėjau, kad Arsenalą žaidžia tą dieną, dar mintis buvo, kad galbūt Arsenalo rungtynės. Tiesiog, bet galvoju, negali būti, neįmanoma tai. O paskui, kaip jau skridom, ir jis pasakė, kad tikrai jau tenai skrendam į Arsenalą. Žinokit, taip apsidžiaugiau. Tokia laiminga, tiesiog negaliu patikėti, kad mano gyvenime tai yra didžiulis įvykis ir dar tokio nebuvo. Tai dabar aš jau tokia laiminga, kad aš jau stoviu čia, sėdžiu prie Arsenalo stadiono. Negaliu netgi patikėti. O šiaip Arsenalo tai labai patenkinta, žinot, aš stebiu visą laiką, žiūriu, domiuosi. Labai gražiai žaidžia ir galvoju, žinot, aš tokia optimistė, šiemet būsim čempionai. Kiek čia liko 5 taškai, ką? Pasivysim Liverpoolį. From Lithuania for this game. Oh wow! Welcome to Emirates. She's been a fan for 20 years. Brilliant. Welcome to Emirates and happy birthday. And it's her birthday. Yeah, nice. Well, happy birthday. Hopefully they win for you. Yeah.